Robotai keičia žmones darbo vietose? Gavome iš kliento susidėvėjusią detalę. Atlikome atvirkštinį projektavimą ir suprojektavome liejimo formą. Vietoje brangių metalinių formų pagaminome plastikinę liejimo formą. Tai sprendimas, kuris kelis kartus pigesnis ir pagaminamas ženkliai greičiau. Turint paruoštą formą, per kelias dienas išliejame reikiamą kiekį detalių. Tokiu būdu galima fiktyviai atkurti ir gaminti mažas, vidutinės serijas, be didelių pradinių investicijų. Parinkome tinkamą silikono kietumą pagal Shore A skalę, kad detalės užtikrintų stabilų ir patikimą robotinių staklių suėmimą. Svarbu suprasti, kad silikono liejimas nėra momentinis procesas. Priklausomai nuo medžiagos ir geometrijos, vienos detalės stengimas gali užtrukti nuo 1 iki 24 valandų. Tačiau tinkamai suvaldžius procesą tai leidžia pasiekti aukštą tikslumą, pakartojamumą ir geras mechaninės savybes. Jei turite susidėvėjusias ar sunkiai gaunamas detales, jas galima atkurti greitai, tiksliai ir ekonomiškai.